Taigi sveiki visi dar kartą ir šiandien parodysiu, kaip pasigaminti USR-barą, tai paprastai išreiškinti jumis ir taip toliau. Tai pradėkime. Pirmiausia, mums reikia susikurti lapą. Geriausia būtų 350x19. Toliau įsimetam kokį paveiksliuką ar dar ką nors. Aš dabar čia nemėčiu ir su gradientu nusibrėšiu kokį gradientą paprasčiausią. Nu, kad ir šitą. Taip. Gerai. Toliau mums reikia vieno dalyko, be kurio tikrai negalim išsiversti. Tai scanlines. Kas tai yra? Tai patternas. Bet kaip jį pasidaryti? Paprasta. Einame į file, new ir susikuriam 5x5 lapą. Prisartinam jį kiek be galima. Pasiemam pieštuką ir brėžiam iš kampo į kampą juodus taškiukus. Turėjo gautis tokia linijytė. Tada spaudžiam edit ir define pattern. Ir šitą patterną išsaukom kaip scanlines ar belenkaip ir spaudžiam OK. Tada grįžę prie savo USR-baro spaudžiame Shift F5 ir pasirenkam tą scanlines. Tai šitą, kur turėjom, ir spaudžiam OK. Štai bus tokios linijytės. Oi, susikūrė naują layerį, tik tai darykite. Ir bus tokios linijytės ir pakoreguojam opacity kokį 20. Štai taip. Toliau reikia gražumui padaryti tokį baltą apskritimą. Sukuriam naują layerį. Pasiemam elliptical marquee tool. Ir nusibrėžiam maždaug šitaip jį. Na, kad būtų šitaip užteks. Tada pasiemam paint bucket tool ir baltą spalvą ir užpildom šitą mūsų pažymėtą variantą. Tada pasirenkam opacity kokį 20 irgi. Ir turime štai tokį. Toliau reikia kokį nors didesnį tekstą, kad išryškintum ir taip toliau. Statom 20. Kokį fontą pasiimsim. Užsirašom. Bet ką norit, galit užsirašyti. Visiškai jokį skirtumų. Žiūrint, kokį USR-barą darysit. Čia bus mūsų didysis tekstas. Ir biškį jį galim pagražinti. Taip, gerai. Toliau mums reikia mažojo teksto. Taigi vėl brėžiamės ir dabar kokį fontą naudoti. Patarčiau naudoti visitors.tc.2brk fontą. Jį galit susirasti dafont.com puslapyje. Ir toliau grįžtant prie tutorialo. Norit, kad gražiai atrodytų mažasis tekstas. Pasiema baltą spalvą ir su balta spalva rašom belenką. Pavyzdžiui, biškį pasimažinam lyg kokį 12. Štai turėsime tekstą. Pagražindami jį užsidedam stroke. Ir taip. Kaip būtų beveik ir viskas, tik pagražinimui aš dar dažniausiai dedu rėmelius. Kad vis dėlto taip gražiau atrodytų. Kad ir gradientą. Tokį vat. Ir viskas, turit profesionalų švarų USR-barą.
Dėkui, kad žiūrėt. Jei kas kam neaišku, rašot YouTube'ės kanale.